tikriausiai nieko naujo nepasakysiu sakydamas, kad kiekvienas variklis dėvisi. Na ir žinoma, tai sukelia tam tikras neigiamas pasekmes. Pavyzdžiui, padidėja degalų ekonomija, atsiranda papildomos vibracijos ir taip toliau ir taip toliau. Bet galbūt galima viso to atsikratyti. Ir atsakymas yra taip. O kaip visą tai veikia ir kas gali padėti, netrukus jums ir papasakosime. Variklis yra brangiausias ir svarbiausias automobilio komponentas, todėl natūralu, kad norime, jog jis tarnautų kaip įmanoma ilgiau. Tačiau dėl natūralių priežasčių ilgainiui jo viduje ant vėlenėlių, stūmoklių, cilindrų bei kitų komponentų atsiranda įrėžimų ar kitų efektyvumą, patikimumą ir ilgaamžiškumą mažinančių defektų. Bet yra to priešnuodžių vadinamų revitalizantais, kurie iki šiol padėjo išgelbėti ne vieną variklį. Taip, yra pavykę, bent jau pastaruosius pusmetį, tai gal 5-6 automobiliai buvo praktiškai planuojama variklius keisti. Ir alyvos suvartojimo atsistojo savo normą, parekomendavom atlikti apdirbimą, praplovimo tepalo sistemos, nes buvo būtinas, kad neardant variklį, išplauti sistemą ir po to padaryti revitalizaciją. Tačiau kas tai per medžiaga ir kokiomis savybėmis ji pasižymi, kurios leidžia pasiekti tokį efektą? Pati esmė yra, retinatas turi polariškumą, jisai traukia prie metalo arčiau, reikalinga jam trintis, temperatūra, trauka ir jisai užsilieka toje vietoje, kur yra daugiausiai nudilusi. Pagrindas yra suformuoti paviršių, sumažinti tarpus, pagerinti resursų tolimesnį eksploatacijai. Kaip tai veikia? Revitalizantas supilamas tiesiai į tepalą ir varikliui dirbant su juo susimaišo. Tepalui cirkuliuojant variklio viduje medžiaga užpildo įrėžimus bei įtrukimus. Tokiu būdu atnaujinami pažeisti paviršiai, todėl variklis dirba sklandžiau, tolygiau ir ekonomiškiau. Norint naudoti šią priemonę, nereikia specialių žinių ar įrankių. Tačiau tam, kad būtų pasiektas maksimalus revitalizanto efektyvumas, būtina perskaityti šios priemonės naudojimo instrukciją ir laikytis visų rekomendacijų. Ksado atstovo Ramūno Kiero teigimu, teisingai atlikus visus žingsnius, pirmuosius teigiamus požymius, pavyzdžiui, sumažėjusias degalų sąnaudas, galima pastebėti jau po 100 km, o po dar 300-400 pastebimas ir padidėjęs variklio darbo tolygumas. Įdomu ir tai, jog revitalizantai gali padėti ne tik prailginti variklio tarnavimo laiką, bet panaikinti tam tikrus neigiamus eksploatacijos padarinius ir atstatyti variklio komponentų būklę. Būna, kad su stetoskopu daro nuotraukas, buvo stūmokliai juodi. Kas mane nustebino, po išvalymo viso matėsi blizgesys stūmoklių. Stetoskopui jau po viso apdirbimo, po visko. Ir automobilis vėl toliau eksploatuojamas. Tas automobilis pravažiavo virš 3000 km. Revitalizantą galima naudoti ne tik tuo met, kai pastebite variklio darbo sutrikimus, bet ir reguliariai. Panaudojus vieną kartą šios priemonės efektyvumas išliks iki 100 000 km. O kai kurių gamintojų naujiems mažo darbinio tūrio varikliams, revitalizantas gali padėti išvengti esminių problemų atsiradimo, kurios pasireiškia jau po 140–150 000 km. Tačiau bet kokiu atveju nepamirškite, kad tai pagalbinė priemonė, kuri efektyviausia, kai automobilis prižiūrimas atsakingai.